Janai! Labas vakaras, Lietuva, turime žmogų ant rimto pakmo. Norime paklausti, ar ir vėl buvo užpilta? O, aš negirdėjau, kad iš kitų miestų taip užpilta, nes mes Kaune čia kaip užpilam, tai joptvai mat. Nu tai klausyk, gal einam tada į Araratą užpilti. Ne, tai iki bazio, tai jo, čia 6 km. čia. Ką su auto važiuosi? Sės dėdė ant kelių. Ir aš tau vaikelę apie Araratą papasakosiu. Nu, papasakok man istoriją. Va, tai su gruzinais buvome, tokiais, va. Šiandieną esame Ararato restorane su nuostabiu svečiu, kurio, manau, pristatinėti nereikia. Tai ir nepristatyk, tai kam? Kam dabar Tai sakyti? yra tikras pakmo karalius Vytautas. Atsitiktinis Vytautas atėjęs. Pirmiausia, pradėsim nuo liuko challenge. Taisyklės įpista lioką iki dugno, kas greičiau tas laimi. Kas iš to? Nieko. Nu, tai gal teisėjas galėtų duoti startą. Žiūrėjom. O, senelį. Gerai, pavariau. Su pertraukom, su palsėjimais. Tokius kaip 4 kelniai buvo, palsėjau. Neiškelmas spirtas. O pirmą kartą pralašė ir visada pralašė. Kas va tavo yra dalykas, kur negali atsisakyti paprastai? Tai pakmes būna. Jo. Gal vynogių, nes gal, tipo, nu, iš vyno, vis tiek iš vyno. Ir ledai. A, ledai. Ledai. O, tu iš Nešalta, šalti vaisiniai ledai. O jeigu iš maisto, tai sriubytė turi būti. Nu tai manau, tada paimkim harčio ir... Kokšlama. 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 Budeliai. Budeliai čia dabar. Ir biški nusileidžia vyną, ne? Na ir kadangi čia yra šašlykų vieta, tai aš rekomenduočiau asorti. Ir tada 2 po 50, aš manau, klasiškai. Ar iškart 4 po 50. Šiaip dar šiam paimam. Vieną čerką padarysi? Man kaip tik pavyzdžiui. 3 paimam. Šiaip pakmų šitą sriubytę, žinok, tinkama yra. Biški aštrumo man trūkto, šitą parodėm. Palauk, aš šiandien paragausiu, kad žmonės valgo. Aš esu tas, kur jeigu nusiperku, aš nenoriu dalintis tiesiog, nes aš žinau, ko norėjau. Viskas gerai, aš tik paragausiu. Tu irgi lygiai taip pat. Žinok, tau nebloga. Fajn. Žiūrėjau, va tavo, tai man pakmo tai buvo. O tu visus svečius taip apėdi? Ne, viskas gerai. Ar biškai gerėja sveikana? Ja, bet jau čia dar vieną. Taigi negalima, taigi taip pašalinti. Nu, tai už tokią agresiją reikėtų pašalinti. Negalima. Absoliučiai adekvatus veiksmas. Negalima viskas. Tu man papasako, kaip turėtų dėdai kabint merginas, va tai va. Grubiai, iš karto užšiknos. Užšiknos? Ką tu čia išsipisinėjai? Galva, lenkis. Moteris jas tokios apsimetėlės, jas sako, kad oi, mes norim ruošti, švelnumo, ne. Negerbt. Jeigu nemuša, nemyli, auksinė taisyklė. Nuomonė kažkokia, tai tik vyrai yra. Aš kai iš Afganistano grįžęs, žinok, visiškai suprantu apie ką tu kalbi. Aš čia tik dėl grožio. Papuošimas. Tu pamiršai pagrindinės Talibano taisyklės. Sėdėt, tylėt, neaiškint ir vyrui paduot. Žinai, kai jie... Tu galėtum būti laidos prodiuseris. Prasigėręs laidos prodiuseris. Manau, atėjo momentas, kai reiktų įvertinti sriubą, nes šiandien atėjai pagerti. Šitą sriubą 9, ne? Jo, karštainiai turbūt bus irgi 9. 9. Nu, labai gerai. Šitą biškį bulvės didoką, sakyčiau. Dėk kaip mokykloje, su geležinkeliu. 8 su geležinkeliu. Kaip manai, koks bus jausmas būt antram apkeliausiam pasaulyje? Aš žinok, aš esu tikrinęs, truputėlį patikrinęs. Aš manau, kad Danas nėra pirmasis apkeliavęs. Dar radau 2 bičius, kurie irgi yra apkeliavę. Bet kaip Malinauskas, Druskininkų meras, sakytų, dokumentus. Ne, dokumentus. Nes kai susitvarkai dokumentus, tada būni pirmas. Dabar jau pagalvojau, kad turbūt mano paskutinė šalis pasiliksiu Bangladešą. Susikviesiu kokį 1000 žmonių. Nes ten turbūt savikaina baliaus, ten žmogui pitaką. Yra dar tikrai labai daug vietų įdomių. Kur vat pirmas, kur apkeliavo? Ar tu šitą vadai kurva pasakė ką tik? Kurva? Aha. Grįžtum tada. Kurva pagalvojus. Kurva tau nuojas. Kurva pažiūrėsi, kurva nuvažiuosi. Pastebėjai, kad, pavyzdžiui, kai žmogus pripysęs dingsta priebalsiai kažkodėl. Kalbėsi kokį bomžą. Kur te, ka? Džamba buvo, žinok, koks laikas.
Į bardaką neįleidžia, Janą neįleidžia. Kur tu dažnai tas, kur duris tos darosi ir apsauginis laiko kitas ir toks biški prasiveria tos darytės. Bet žinai, kad neišėjai, neįeisi. O po televizijos jau. Ir tada, kai prasidėjo po Kaunas piloto viso, nuo neįleidimo į klubą ir nuo ėjimo pro tarnybinį, Tik buvo labai vienas trumpas. žingsnis, ne? Nu ką? Nu, žinok, nuo tie gerimo čia grėsia pavojus. Čia jau reiktų pašalinti. Tai čia mūsų sveikatai grėsia pavojus. Čia mūsų gyvybei grėsia pavojus, kai toks pilietis. Adekvatus veiksmas. Aviena, eriena, šašlykas. Šašlykas. Tai sakai, tavo mėgstamiausias liuli. Liuli, jo. Po šitos laidos reikės eit liuli. Ši laida neišėjo į eterį, nes laidos vedėja prasigėrė. Mes galim namelį statyti. Babelio bokštą, žiūrėk. Čia dar išnešė kokias 8. Bet žinai, ant manęs tai nesimato. Va, ta žiauriai, gerai, ant manęs nesimato. Aš esu moteris, bet pagaliu vyras. Šiaip labai klasikinė salotas. Priminsiu svogūnų žalą tolesniam bendravimui su žmonėmis. Kadangi gyveni Vilniuje, ne? Tai aš tau atsiųsiu laišką. Svogūno laišką. Svogūno laišką. Nu, tai apibendrinant, ar rato šašličioką. Šiaip tai pirmoje vietoje dedu harčio, tu dabar tą svogūną iššausi, ne? Ir šaunu svogūną kaip apsaugą. Kad laikyt atstumą akivaizdžiai tarp laidos vedėjos ir svečio. Chemija. Kas chemija? Ar fizika. Vyksta darbų pamoka. Aš labai gerai drožybą baigęs esu. Matematika, nes padaugint mėgėją. Aš tai dar šitą gaisrininkas esu, ten šlangai junio. Tai kiek vertina? O šiaip, o kodėl mes tiesiog negalim imti ir duoti 10? Ar mums gaila? Duodam. Argi gaila. Komentaruose rašykite, kas labiau užpylė šioje laidoje, nes nugalėtojas, manau, aiškus. Iki kitos laidelės, vyrai! Lietuva, vyrai! Lietuva!